šis vardas neretam siejasi su garsiuoju polonezo atsisveikinimas su tėvyne. Ir iš tiesų mūsųse daugiausia apie Oginskį kalbame kaip apie muziką. Kompozitorių žinoma to savo paliktų ypatingai gražių polonezų. Tačiau Mykolas Kleopas Oginskis buvo ne tik muzikas, ne tik to meto kultūros veikėjas. Jis buvo valstybės pareigūnas ir savo gyvenimu tikrai suvaidinęs nemažą vaidmenį Lietuvos valstybės istorijai. Be to, jo taip pat šeimyninis gyvenimas taip pat buvo gana įdomus ir spalvingas. Ir jeigu kalbėtume apie Mykolą Kleopą Oginskį, turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad atstovų į Seimą, šiuolaikinių, sakykime, Seimo narių, jis pirmą kartą tapo būdamas 21 metų. Ir jau tada, būdamas atstovu nuo Trako vaivadijos Seime, sugebėjo parodyti, kad jam rūpi valstybės finansų reikalai, jam rūpi iždas, jam rūpi muitinės dalykai. Tai yra muitų surinkimas, muitinių tinklo optimizavimo dalykai. Jis teikia savo pasiūlymus, kaip pagerinti valstybės valdymą ir tai buvo tas pradžia į jo tolimesnę karjerą. Na, o savo politinę karjerą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijoje jis baigė jau būdamas Lietuvos didžiuoju iždininku. Tai irgi parodo jo tokį dalyvavimo to meto valstybės gyvenime. Dar reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad jis vienas buvo iš tų, kuris teikė Lietuvos valstybės atkūrimo projektus jau Lietuvą inkorporavusi Rusijos imperijos sudėtį. Taigi detaliau visą tai galima sužinoti analizuojant ir skaitant apie Oginskį kaip apie politiką. Kita vertus, kaip aš jau minėjau, jo šeimyninis gyvenimas taip pat buvo gana įdomus. Išsiskyręs su pirmąja žmona Izabelė Lasocka 1802 metais, jis vedė Lietuvoje geros reputacijos nesulaukusią venecijietę Mariją Denerį, kur jau tuo metu buvo Nagurskio, žemaičių didiko Nagurskio našlė. Tačiau Lietuvos visuomenė Mariją Denerį priėmė labai šaltai ir kaip rodo Stanislovo Moravskio atsiminimai apie to meto Vilnių, XIX amžiaus pirmųjų dešimtmečių Vilnių, mes matome, kad Lietuvos diduomenė Denerį laikė labai tiesiog bloga pamotė, ypač Oginskio vaikams iš pirmos santuokos, neskirdama, tiesiog būdama įgaliota tvarkyti emigracijoje esančio Oginskio reikalus, kuri neskyrė pirmosios santuokos vaikams lėšų iš Oginskio turtų. Taigi, tuo metu visuomenė ją ir laikė atėjūnę, netitinkančią to meto didikui kunigaikščiui partiją santuokoje. Turint galvoje, kad pati Denerį buvo Venecijos smuklininko duktė.